Nu, čia buvo bandyta kažkas tai pritempti prie naujų technologijų. Bando taip va išlaikyti vietinius amatininkus. Guelis aikštė arba Placa Guelis. Skaitosi viena moderniausių vietų Marakeše. Žengėm į parką. Tažy? Labas rytas. Štai Kautubijos minaretas matosi vėl. Bet šiandien mes keliaujam į naują rajoną Guelis. Skaitosi jau visai modernus, naujas, 20 amžiaus pradžioj tik tai kurtas prancūzų architektų. Todėl vyrauja europietiškas stiliukas, plačias gatvės, bulvarai, art deko stilius. Žodžiu, kvepės prabanga. Žodžiu, bus prabangu, naujoviška, visai ne senoviškas Marakešas. O kaip iš tikro bus, dar pamatysim. Pamatysim, bet turėtų būti visai neblogas pasivaikščiojimas. Prekybos centrų visokių bus, parkų gražių, tai eisim. Tiesiog alėją eisim ir ten suksim, viską praeisim. Pėstute, jokių autobusų, kiek čia maždaug laiko užtruks? Maždaug, nežinau, turbūt pusvalandis taip pirmin praeit. Ne, tai čia mes jau pusvalandis gal jau pasieksim vos netolimiausius taškus. Jo, tai čia toks. Vėl Arkliukų gatvė ta pati. Eismas baisus. Bandome eiti. Šitas perėjas nieko čia nereiškia. Čia yra kažkoks paslėptas šviesoforas. Čia vieni eina, vieni neina. Žodžiu, reikia priprasti. O dabar jau kažkaip pusiau praleidžia, bet po to vėl paspaudžia, vėl praleidžia. Aš tik suprantu, kad šita Indija dar tikrai ne mums su vežimu. Ja, reikia dar šiek tiek atsikratyti vežimą, kad jau vaikščiotų, tada bus galima ir bandyti. O dar geriau be vaikų išvis važiuoti į Indiją. Vakarykštė mūsų aikštė. Niekas nepasikeitė, viskas kaip buvo. Marakešas bunda. Dar tik bunda, dar nieks nedirba, dar šurmulio to didžiojo nėra. Aš tik tai stebėjausi, šiandien ryte galvoju, kaip tylu yra tam Riade. Sėdžiu, nieko nesigirdi, nei tų maldų nesigirdi, nieko absoliučiai. Ryte ten gal vieną kitą kartą girdėjau, taip labai silpnai. Tai iš tikro labai gera izoliacija. Ir kitas įdomus dalykas, kurio nesupratau, kaip ten šildosi tas Riedas. Nes mes einam pusryčiauti. Tai ten labai šalta, koridoriuose irgi šalta. Šaltai kambarį eini šilta, bet jokių radiatorių nėra, vingi šaltas. Tai įdomi, kaip tenais jie šitą realizavę. Vienas įdomesnis parkas, vadinasi Cyberpark. Arsat Maulai Abdelslam. Sultono garbė buvo pastatytas kažkada seniai. Įdomus tuo, kad būtent šiam amžiui 21 jis tai buvo stipriai modernizuotas, prilaikytas šiuolaikiniam technologijom. Įrengta Wi-Fi nemokamas atrodo, interaktyvus kažkokie ekranai yra. Vienas čia turbūt jų, kur galima sužinoti apie istoriją. Įdomu, ar jis dar veikia, gal jau baigėsi. Panašu, kad jau neberodo. Jau išmanusios technologijos pabaigė savo darbą. Bet biškai prasukam pro tą parkelį, pažiūrėsim, kasgi čia yra. Čia nebenaisim. Visokios gražios augalijos. Cyber Space. Čia buvo bandyta kažkas tai pritempti prie naujų technologijų. Bet va, matas, kad čia tiesiog tam kartui buvo padaryta. Parkas pats gal prižiūrimas čia, tai parkas visai gražus. Kažkaip pas juos daug taip yra vietų, kur tuo metu, kai buvo įrengta, tai viskas turbūt buvo pristatyta kaip kažkokios naujovės. Bet tiesiog laikui bėgant nieks neprižiūrėjo ir viskas.
Galbūt lėšų trūko, gal dar kažkas. Apelsinmedžiai, palmės. Viskas, kas gražiausia. Nedidelis toks parkelis, tiesiog tai praeinam pasižiūrėti, kas čia per parkas, tokios erdvės padarytas, bet tuščia viskas, aišku, dabar rytas. Nieko nuostabaus, kad rytai čia nieks nesėdi, nes dar vėsoka. Mes turbūt tik tai taip jį ir praeinam tą parkelį pasižiūrėti. Nutikrinam, ar yra Medina Garden Wi-Fi public. Kažkoks yra Wi-Fi'as. Nu, gal jau ir to viešo Wi-Fi'aus čia nebėra šitam parke. Bet kažkaip neveikia. Nu, žodžiu, pagal mes tą, ką perskaitėm, patikrinam. Bet medeliai gražiai aptarti. Medeliai gražus tikrai. Kitoj pusėje gatvės prie šio parko yra Assembly Artisanal, kažkoks prekybos kompleksas. Bet čia siūlo labiau tokius vietinius produktus, amatininkų ir visokių panašių žmonių. Kainos turėtų būti fiksuotas, tiesiog einam pasižiūrėsim. Ar jis dirba iš vis, nes iš lauko sunku spręsti. Bet aš kiek žiūrėjau nuotraukas viduje, visai įdomu. Tai rašo, kad valstybės remiamas būtent šitas prekybinis centriukas. Bando taip išlaikyti vietinius amatininkus, kad jie norėtų labiau dirbti. Gražios mozaikos visokios iš plytelių. Turėtų būti kokybiški gaminiai. Geresnės kokybės negu visose tose turgelėse. Aplinka labai graži. Galvau, čia bus jau koks tavo žuvies turgus. Ne, čia ne žuvies turgus, bet va, visokie kavinukai. Dar irgi bunda tik tai. Vazas va matosi. Lipdytas, čia dar kažkokių parduotuvėlių. Vietiniai tekstilės gaminiai. Bet šiaip va toks interjeras gražus viduje. Suleidžiam truputį į apačią pasižiūrėtum fontaniuką, šiaip labai gražiai įrengta viskas. O vietinių tadžinų puodų galima nusipirkti. Na, toks autentiškas turgelis. Kam patinka tokie visokie rūbai. Kas tokį stilių mėgsta, tai čia tikrai turbūt galima kažką surasti. Vakar mano pietus iš tokio buvo, tik dangčio nebuvo. Nors čia irgi biški turistams taikoma. Vis tiek šiek tiek prisitaiko. Šanelio ženklą užpaišo ant autentiškos tašės. Neužsibūnam, trumpai mes tik tai greit pražvelgti. Nėra čia mūsų pagrindiniai objektai. Tiesiog praeinami. Bet vis tiek, sakėm, pasižiūrėsiu. Gražus. Piešiniai, spalvos gražus. Graži vietelė. Va, tokį staliuką nusipirki terasai, labai neblogai.
vartų liekanas, šitie vartai skiria tą naują kvartalą nuo Medinos. Dabar jau panašu, kad mes įžengėm jau į tą naująjį kvartaliuką, nors šitas visai irgi buvo nieko. Panašiai, kaip ir prieš tai buvę, turbūt irgi apie 9 metrai aukštis, porą metrų plotis. Visur čia tas pats. Vyksta dar nemažai remontų, ne visur čia galima praeiti. Fontanai, šiaip iš tikrųjų gatvės plačios, kai kur po 2 juostas yra. Normalias jau, ne tokias, kur sugalvotas juostas. Artėjom jau link prekybos centrų ir parduotuvių tokio kvartaliuko. Mums reikia pasivaikščioti, pasižiūrėti iš mokyklų kokių nors. Šiaip tai jaučiasi tvarkingesnis toks rajonas. Man tai visas kelias, kad čia buvo tvarkingas. Pavyzdžiui, palyginus, tai pats netvarkingiausias, tai kai važiavam link tos dykumos, ten tai tikrai pilna šiukšlių. Ir toks matosi skurdus rajonas prie tos dykumos, o va čia tai tikrai sutvarkyta ir taip. Nu, ten matyt mažai gyventojų, nelabai ten tų darbų yra. Jo, bet tiek važiavam, pažiūrėk, kiek pašiūriu, sakiau, čia tai normaliai, miestas. Čia tai miestas, čia prie pat Medinos, tai matyt dar ne vienas ir dirba ten toj Medinai ir čia atvažiuoja po to į savo normalų butuką. Arba bent jau tas, kur valdo tuos prekiautojus. Nors aš įsivaizduoju, kad ten toj aikštėje tikrai galima daug pinigų susirinkti. Tai aišku. Pasižiūrėjus, kad tenais už tą kiekvieną gyvatę jis ten po kokius porą eurų, kad ir gauna. Jo, bet įsivaizduoju, kad kiekvieną dieną tau ten grodų duot reikia. Nu taip, bet čia darbas, čia toks darbas. Dėl to jie ir dirba. O didesni jau pastatai tokie, daugiabučiai visokie. Ir dar statas nauji. Bet va, kaip sako, kad raudonas miestas tikrai, va, kur eini vieną tokie smėlio spalvos į raudonumą pastatai, viskas sienas. Dominuoja raudona spalva. Tikrai daugiausiai. Ne tik Medinai, bet ir va, aplinkinėse rajonuose. Iš karto ir automobilių ūkis keičiasi. Land Cruiseriai visokie nauji. Range Roveriai. Jau iškart daugėja tokių prabangesnių automobilių. Kai rinkomės, kur gyventi, tai buvo čionais nemažai vietų, čia net ir pigesnių galima rasti, visai neblogų variantų. Bet norėjom gyventi jau pačioj toj Medinai, dėl to ten rinkomės. Bet šiaip tai, kas netingi pavažinėti, nes šie autobusai taip pat važiuoja sėkmingai, arba pasivaikščioti tiesiog galima rinktis kažkur nuo šaliau šiek tiek. Sutaupysit pinigų ir greičiausiai gyvensit prabangiau. Guelis aikštė arba Placa Guelis. Skaitosi viena moderniausių vietų Marakeše. Garsėja savo parduotuvėmis, restoranais, kavinėmis. Kosmopolitaniška atmosfera. Dar viena puikiai vieta pabėgti nuo miesto šurmulio, Medinos. Ir tikrai labai gražiai sutvarkyta. Matosi apačioje pilna parduotuvių. Tai mes pro tas gatvelės dabar palandžiosim. Bus mūsų rytinis pasivaikščiojimas po prekybos vietas. Čia jau gal mums įdomesnės. Ne tokios kaip Medinos turgui. O Greta jau sparčių žingsnių traukia prie nuolaidų. Šiek tiek susidaryti įspūdžiai, ką čia galima surasti. Tai visos realiai europinės parduotuvės, kur bet kur galite ir pas mus rasti, ar kokioj Italijai, Ispanijai,
Kainas šiek tiek vėliau pabandysim patikrinti. Langų valymas vyksta. Alpinistai treniruojasi. Bet dar parduotuvės, man to, galbūt ne visos atsidarė, ar ne? Ne visas, bet aš vieną patikrinau, tokia jaunatviška, bet tas stilius tai toks babutis. Babutiškas, jaunatiškas stilius. Na, čia pasirodo ne langus valo, o dažo, ne taip aš pamačiau. Va, prašau, nudažys tai visą namą. Patamsės, atšviežės. Pasirodo, vyksta remonto darbelį. Sukam į kitą gatvę. Vėl minaretas pasitinkamas. Irgi labai gražus. Kuris minaretas aukštesnis? Ar vakarykštis, ar šitas? Anas pats aukščiausias, kai sakei. Sako, reikia žiūrėti palyginti su lietuvišku niujorkerių kainas. O jie laiškų neskaito visiškai. Babakšt niujorkeriai. Babakšt. Baigėsi bizniukas. Kaip sezonas baigėsi, taip ir bizniai baigėsi greičiausiai. Na, gražiai, aplinkas tvarkyta graži. Visai ne marakietiškas tas Marakešas. Ne marakietiškas, bet kažkaip nieks nedirba, arba mes per anksti, arba bankrutavo. Nu, tiek laiškų per vieną vakarą gal neprisiųstų. Čia jau ilgai nedirbame. Sukam į kitą gatvelę. Taip pat graži, čia jau dažosi normaliai su kranu, nebe alpinistai. Bet jau matai viską dar labiau raudonina. Dar labiau raudonina, kad būtų dar raudonesnis Marakešas. Rozana. Jiem net nereikia sugalvos, kokią spalvą daryti pastą, nu kaip pas mus ten, pilti, ten rudi, dar kokie balti. O čia net nereikia sugalvos, raudoną viską varai. Viską raudona, nu čia tokia ne visai raudona tokia. Sakyčiau, bordobiškai. Žinai, kaip dabar labai madinga burgundiškas. Burgundiškai. Va, einam į outletą pasižiūrėti. Aplankėm outletus, ten viduj nelabai norisi filmuoti, gal nelabai ir galima. Tai viskam 70% net nėra jokių ten naujų senų kolekcijų. Čia sakė viskas sena kolekcija. Tai pavyzdžiui, Balenciagų visokie batai gaunasi tai apie 300 eurų kažkur. Su nuolaida. Visokie Dolce Gabbana, ten ir panašus. Kažkur plius minus tokios kainos. Tai gal ir pigu, kam reikia. Nemiega, atsikėlė. Pamojuok. Nebaisiai patenkinta apsipirkinėjimais, nu bet teks prisitaikyti. Bent jau dabar tai visur čia seilais 60% off. Mes esam vasario pradžiai. Tai gal panašiai kaip Italijai. Na ir turbūt paskutinė gatvė. 3 tokios gatvelės prekybinės yra. Greit prabėgam. Nėra čia tiek daug tų parduotuvių, kad... Nes daug mane dirba. Va dar tik tai opening soon. Ja, toks skvariukas. Modernus, naujas, gražus, bet reikia pataikyti arba laiką, arba sezoną. Priėjom galą. Panašu, šitie šopingai baigėsi. Be maišų šį kartą. Einam pasižiūrėti dar kažką gražus. Šalia parduotuvyno įžengiam į dar vieną parką. Čia dar pats ne parkas, bet matas tik vartai.
alėja tokia. Kažkaip ant mapso, kai žiūrėjau, tikėjausi daugiau ten, kad bus ir prekybos centras kažkoks, ir parduotuvės, bet tik tai kelias nedirbančias Iš to modernumą toks biški pška. Nu nieko, bet reikia susipažinti vis tiek. O dabar einam, bandam į parką užeiti, bet ten panašu į vartus. Žengiam į parką. Sunkus pavadinimas, kažkoks LHRT. Bet va iš karto pasitinka paveikslas, jokių motorolerių, dviračių, šunų. Vaikiškas vežimas nėra nubrauktas. Negalima čia su motociklais. Nu ir ką? Vėl piknikų parko. Daug vietų visokių. Ja, bet šiaip tai čia Marakešė daug tokių parkų ir gražiai labai starkit. Nu tai jau tie medžiai, tai jau kaip nukirpti, tai tvarkingai. Pasistengta. Nu jiems reikia pabėgti nuo karščio, žinai, vasarą. Eisim. Vaikų rojus. Vaikų rojus irgi yra kampelis. Nu, viskas sutvarkyta. Matyti jų vasarams, kai būna tikrai labai karšta. Plius 40-50 laipsnių, tai visi bėga į parkus ir ilsisi, kas ne namuose po kandiškiam sėdi. Nes taip pat ant asfalto būtų tikrai galima iškepti. Nu, tokias va alėjas gražios padarytas, suoliukų pilna, aikštelių ir vaikų rojus va įdomu. Trumpą akį užmetam, didžiuliai dinozaurai padaryti. Čia gal vaikam per viršų laipat galima. Supinių nėra. Dinozaurai tokie padaryti. Vaikai gali ir pasismeigti ant tų dinozauro žvinų. Čia toks siauras takelis padarytas palip. Gal ir saugiai viskas. Nu ir ką, prisėsim palisėt, ar ne? Sakiau šaltos kavos. Nepaėmėm šaltos kavos. O praėjom ir McDonald'ą, ir KFC. Nes Medinai sunkiau surasti šaltą kavą. Ne, gal nesėsim, paėmėm tą parką. Ir užteks. Gražus, labai stipriai laistomas. Rytais ypatingai. Pila tiek vandens, kad ten visas gėlės paskęstų. Parko ekskursijas panašu, kad pabaigėm. Dabar nusukam į tokį nuošalesnį gatvelį, ramesnė tokia, be prekybininkų visokių. Tiesiog be nieko. Tiesiog be nieko. Jau pabiškai grįžinėjom jau į viešbučio pusę, bet ieškosim gal kažką pavalgyti, gal kokios kavos atsigerti ar kažko. Tik tai nenorim per tą pačią pagrindinę gatvę eiti, per kurią atėjom. Kiek išeina biškai šunkeliais pasivaikščioti, pažiūrėti, kaip tie žmonės gyvena dar kitur. Nusukus, tokie viešbutukai ant stogo žalumynai. Dar viena mečetė. Pilna jų čia. Tik kas keista, kad neleidžia čia ne musulmonų. Ir kiek ten šiek tiek skaitinėjau, tai yra kažkur tik tai pakrantėje viena mečetė, kur leidžia susimokėjus pinigus. Ten labai graži. Tai jeigu ten kada nors nuvyksim, pafilmuosim. Bet čia nais aplink Marakešą kažkaip tai nelabai. Ako nuo jo? Kokia jūsų nuomonė apie šį rajoną? Mačiau meu, au. Nu, tokia nuomonė apie rajoną. Ne pati įspūdingiausia. Man asmeniškai nieko gero. Nieko gero. Geriau. Tikiuosi daugiau.
Geriau jau nuvažiuoti į tą prekybos centrą, kur mes pradžiai buvom. Jeigu Pasivaikščiot. norisi prekybos centrą. Ir viskas čia kažkaip praeit kažką pamatyti nelabai čia yra. Nu, tik tai, kad gal per gatvės labiau praleidžia, bet man tuos skiriasi, o šiaip tai, nu, gražu, tvarkinga, bet nieko, nėra kažką ką pamatyti. Nu, parkai, neblogi parkai, jeigu norit pasidėti parke, tai nebloga vieta. Šiaip tai viskas paliekam. Antrą kartą negrįžtumėm. Tai tiek. O dabar keliamės kažkur arčiau Medinos. Greičiausiai pačią Mediną ieškosim kažko skanaus pavalgyti. Mes jau sėdėm ir toj valgysim. Atnešė neskanę šaltą kavą. Ir skanę arbatą su daug cukraus. Bet skaniai. Pati išsirinkai blogą patiekalą. Mes vėl prie Džemos aikštės, ant stogo, vaizdai biškuką vėliau. Laukiam sriubos, gal šį kartą jau atneš. Aš vėl tadžiną pasiėmiau. Su ėriena, bet su daržovėmis, ne kaip kaip vakar, saldžiai kažkokį. O aš vėl vištienos paninį. Vėl bulka. Todėl, kad Izabeliai dasime vištienos. Nu, jas čia dalinasi. Nesikišam į šitos reikalus. Vakar tai, kai valgiam toj kavinėj, tai sriubą pamiršo atnešti. Nu, bet ir nepriskaičiavom. Tikėkimės šiandien nepamiršom. Kainos tos pačios maždaug. Čia plius minus taip, antras patiekalas iki 10 eurų kainuoja. Na, plius minus biškį daugiau. Gėrimai gal šiek tiek brangesni. Jo, čia, na, apie 2 eurus brangiau. Truputį. Po eurą padaug, kai kurie patiekalai. Bet vaizdas tai geresnis negu vakar buvom. Bet vaizdą dar čiut palaukti. Tagine. Okay. Sako, labai karštas, neliesti. Mes jį padėsim gal pradžiai. Šiek tiek čia. Aha, nes labai kokiškai. Jis tegul atvėsta, tadžinas. Aš vis tiek pavalgysiu sribytį. Į sveikatuką. Į sveikatuką. Tik tavo bulka ilgai darosi. Neš ar ne? Duosiu sriubos paragauti. Okay. Thank you. Ei, čia ne toks, Kaiserį liktą valgysiu. Ieškosim. Greta bulka, kaip visada mėgsta. Sriubytė. Marokietiška rašo. Taip, gal ir tau duosiu, taip. Ir tadžinas. Nu, skaniai atrodo. Tik labai daržovių daug prikrauta. Bet už tai kaip sveikuoliškai bus. Mėtos, kavos ir viskas. Ar tiks tau? Kas norėjai? Izabelė, ar tiks tau? Tiks? Sakyk, man viskas tinka, aš viską valgau. Visiems viskas tinka. Skanaus? Skanaus. Imti. Valio! Ar sakote? Ačiū. Valio, paplojam. Sak 5. Mūsų vakarienė. Su tokiu vaizdu vėl į Džemos aikštę. Einu, kol ten žmonių nėra. Iš arčiau pasiliminsiu. Va taip atrodo iš aukštai. Matosi dabar viskas erdvės, neužpildyta. O į vakarą tam pristato krūvos palapinių, tai visas va tas plotas už tų antros eilės išsipildo. Tai va toks restoraniukas. Dar sąskaitos negavom. Antras aukštas tai panašus kaip mes vakar valgėm. Tuščias visiškai, restoranas. Visi žmonės čia. Bet už tai čia pavėsis labai gerai.
ten, kur buvau nuėjęs, tenais saulutė. Ir įdomiausia visiems 24 eurų nesigavo. Pavalgėm visai nemažai. Rengėmės ir keliaujam sulčių. Yes, good, yeah? Ir dabar laukia tokie laiptukai žemyn 2 kartus. Tai čia vienas minusas, kad su vežimu reikia šiek tiek pasportuoti. Bet nieko. Kartais padeda, kartais patys susinešam. Paliekam kavinę. Iš lauko šitaip atrodo. Tai Gin Darna rooftopas. O dabar traukiam nusipirkti sulčių iš numeris 1. Todėl, kad ten turi mažų stiklinių, nes kitur apgudinė, kad oi, neturim ir didelį įpilą, kad tu daugiau mokėtum. O dar geriausia vakar sako, tai čia už sultis. Ir mes tipo, nu taip, tipo 20, 2 eurai. Nu, bet jis tai norėjo pasakyti, kad už sultis, o man kur? Na, jie tipo, kad filmavo. Na, einam toliau čia vėl su tom gyvatėm prasideda bajeriukai. Traukia jau visus. Praeinam dar. Greičiausiai iš mūsų šios kelionės video paskutinį kartą. Ai ne, dar sakėm vakarė, jeigu nereisim pavalgyti, dar gal grįžti. Tai dar galbūt prieš paskutinį kartą. Bet va, kaip pasižiūrėti galima, kaip diena atrodo. Tuščia va. Čia, kur buvo vakar kavinės, nei vienos kavinės nėra. Kiekvieną dieną turi darbą išsikrauti, pasistatyti savo kavinės ir susirinkti po to. Va čia pats kampinis, pats dešiniausias pačiam priekį. Mūsų kol kas nepavedė praeitą kartą, ar ne, palauk. Čia? Ar čia jie irgi skiriasi? Ne, 5, number 1 yra. Hello, number 1. Numeris 1 iš tikrųjų nenuvilė. Braškę duoda vaikui pavalgyti. Susuko avokado, bananos ir apelsinų. Labai geras. Netoks saldus, kam patinka. Aš tai tą patį turiu prieš tai. Ir dabar prasidėjo maldos, tai visur muzikas išjungė. Tyla. Tylu, ramu, nebetylu. Tarp kad tas numeris 1, netgi mus atpažino, sako, o, sugrįžot. Taip, atsimenu tai savežimą, kur čia netiek daug gal vaikštančių užsieniečių. Čia visi atvažiuoja. Tai šis labai geras. Iškart man reikėjo tokias. Nu, bet matai, jis tokias turi atskirai daryti. Jo, jis šiaip turi pasidaręs, taip ateina parduoti paragauti, ten skanios, tikrai kažkoks miksas turbūt. Braškės, bananas. Jo, sako, gerai, o dabar mes atėjom, aš jau sakau savo. Tas, tai šitas netinka, nu tai šartas sako, gerai, man tada. O aš jau savo sugalvota. Išskirtinį jau čia norą. Norėjau, kad su avokadu, bet nu vaikai tokia sudėsime. Tai va, toks mūsų pusdienis. Video pabaigsime čionais. Džemos aikštėj. Galbūt dar vakarą grįšim arba nebegrįšim. Nežinom, pagalvosim. Pagal nuotaikas tingėjimo laipsnį priklausys. O dabar kitam video kelsimės į žydų kvartaliuką tokį. Žodžiu, pietinė Medina Marakešo. Apeisim tokį ratukėlį, pasižiūrėsim, kas ten gero. Irgi ten daug lankytinų objektų, įdomių objektų. Tai sekite, žiūrėkite. Mes keliam toliau, o jūs nepamirškit palikti kokio komentaro, kokį jūs įspūdį susidarėte apie Marakešą ir ar esate ten buvę. Galbūt jūs kažką geriau matėt negu mes. Gal mes kažką dar praleidom. Gal reikės grįžti? Gerai. Ate. Iki. Sakė, kad žydų rajone gan atrodo nesaugu ir pažiūrėsim. What you say in Arabic? بالصحة. Aš tai taip nenoriu. Oho, gerai. Nesu buvęs sinagogai, tai įdomu pamatyti, kas tai yra. Čia jau patys prabangiausi. Ragaujam.